Gyvenimas, apie kurį kalba Jono Evangelija, nėra tai, ką žmogus gali pats susikurti ar užsitikrinti. Tai yra dovana, kuri kyla iš tėvo ir apsireiškia sūnuje. Prisiminkime žodžius: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako Jėzus. Gyvenimas tai ne tik kraujo ryšiai, tai yra santykis, pokalbis tarp Dievo ir žmogaus. Gyvenimas ir šviesa yra neatskiriami. Be šviesos gyvenimas gęsta, o tikroji žmogaus šviesa yra žodis. Žodis, kuris apšviečia ne tik gyvenimo kelią, bet ir atskleidžia, kodėl gyvenu. Atsiskyręs nuo Dievo, žmogus nutolsta nuo gyvybės šaltinio ir, kaip manai, kur jisai grįžta? Būtent grįžta į tuštumą. Ar kartais suprantame, kokia didi yra dovana iš Dievo duota šis gyvenimas? Jėzaus ateina ne vien su įstatymu, bet su gyvenimu, kuris tampa šviesa žmogaus širdyje. Tai ir yra geroji naujiena. Šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos neužgožia, kaip girdėjome praeitame įraše. Net pasimetimo, silpnumo ar mirties akivaizdoje Dievo žodis lieka gyvas. Kas jį priima, tas ne tik egzistuoja, tas pradeda iš tiesų gyventi. Palaimintos tau dienos ir gero apmąstymo.